Noriu pasitikti, kadangi paskui finansų komitete, aš vis tiek žmogus, sako, koks partneris čia stovintis, tai aš stebiu šitos, kad tie oligarchai moka tie 5-3% pelno mokesčio. Kaip tai vyksta, kaip jie tos pinigus, kaip čia gali pasakyti, kaip jie juos išvagia iš Lietuvos? Iš pradžių pažiūrėkime, kur didžiausi verslai, kur jie registravo būstus. Bet Europos Sąjungos teisė leidžia taikyti pelno mokesčio tokias ten, kur jis uždirba. Bet žiūrėkit, jeigu tu registruota Šveicarijoje, Europos Sąjunga ar ne? Anglijoje. Bet Europos Sąjungos teisė leidžia pakelti pinigus ten, kur jie uždirbami. Lietuva užmiršo, politikai užmiršo priimti tą įstatymą. O tai gal jūs norit priminti? Na, aš noriu, kad aš labai dažnai man dabar žiūrėkit, gynyba šiais metais gavo 130 milijonų iš Lietuvos bankų pelno. Aš prieš metus tokią pat analogišką registravau, sakė, negalima to daryti, nes Europos bankas neleidžia. Pasirodo, viskas galima. Tai jau dabar